Vytautė Žilinskaitė. Svogūnėlis. Nors langai apšalę, bet saulė vis skaistesnį pluoštą spindulių pro juos pažeria. Gal pamerkti, abejoja mama, vartydama rankoje svogūno galvą su vos prasišovusiu bliškiu diegeliu. Ir kas tada bus, smalsauja Vaidotas? Išsikals daug žalių laiškų. Ir jie išaugs aukšti, klausia berniukas. Žiūrint, kaip auginsi, kaip mylėsi, šypteli mama. Tai leisk, prašo berniukas, leisk man vienam jį auginti, noriu pažiūrėti, ar aukštai žali laiškai iškils. Jis pamerkė svogūno galvą į molinę vazelę, diegeliu į viršų. Padeda ant palangės, pačioj pietų saulės atokaitoj ir ilgai stebi, galgi jau kalasi želmenėlis. Bet neilgai trukus pabjūro oras ir svogūno diegelis dar labiau nublyško, tarsi išgąsdintas plikų pašiurpusių medžių šakų ir grėsliai pilko dangaus, nuo kurio jis skyrė tik plona stiklo pertvarėlė. O kai langą ėmė čaižyti sniegas, želmenėlis, regis, kad galėjęs būtų sulindęs atgal į svogūno galvą, kaip kad pabaidyti viščiukai sulenda po perekšlės sparnu. Bet orai greit persimainė, dangus išsiblaivė. Tik vasarį jis būna toks skaisčiai grynas. Ir svogūnas pakirdo iš miego. Vienas po kito laiškai pagavo stypti aukštyn. Žiū, nebe 3, o 5, jau ir 7, 9, visas žalių broliukų pulkas. Vaidotas uoliai žiūrėjo, kad vandens būtų pakankamai. O sykį net įbėrė jį žiupsnelį cukraus su kvepiančia vanile. Juk reikia šio to gardesnio ir įvairesnio augančiam svogūno organizmui. Ma, kviesdavo jis prie palangės motiną. Tu tik pažiūrėk, jis stiebėsi kaip padūkęs, dar 3 laiškus išleido. Matyt, sako mama, jam labai patinka tavo globa. Taip, jis mano globotinis, pasigauna naują žodį berniukas. O sakyk, ar skaudėtų mano globotiniui, jei nugnypčiau vieno laiško viršūnėlę? Skaudėtų niekiek nemažiau negu tau, jeigu nusipjautum pirštą, atsako mama. Kaip tik neseniai, prisimena ji, skaičiau apie vieną mokslinį bandymą su mimoza, tokia lepia pietų gėle smulkiais geltonais žiedeliais. Taigi prie mimozos pritaisė specialų prietaisą, kuris perdodavo jos skleidžiamus garsus, o po to mimozą panardino į verdantį vandenį. Kaip jį ėmė klykti, kaip ėmė iš skausmo šaukti. Taip, Vaidotas naujomis akimis pasižiūrė į bejėgį svogūnėlį. Tegu tik kas pamėgina nuskriausti mano globotinį. Ir dar vieną įdomų bandymą skaičiau, vėl prisimena mama. Ji taip pat atliko botanikai. Vienas jų įpjovė gėlę į stiebą, vienai gėliai tarp daugelio kitų gėlių. Paskui pro tą kambarį eidavo ir praeidavo daugybė žmonių, bet vos tik pasirodydavo tas, kuris sužeidė gėlę. Visos iki vienos gėlės imdavo, kaip ir anoji mimoza, skleisti pilnus nerimo ir baimės garsus. Nuostabus tas augalų pasaulis, susimąsto mama. O juk Vaidotai, mūsų proseneliai geriau jį suvokė už mus. Pasakose medžiai ir gėlės kaip gyvi, jie kalbasi su žmonėmis, jie dainuoja, dejuoja, džiūgauja. Žinai, ma, ryžtingai atsitiesė berniukas, kai baigsiu mokyklą, būsiu augalų mokslininkas. Tikrai. Gerai padarysi, pritarė ką tik atėjęs iš darbo tėtis. O berniukas vėl palinkęs prie savo globotinio. Tai šit kokių
neįmintų paslapčių jis pilnas. Ir dingojasi berniukui, kad Svogūnas viską girdėjo, viską suprato ir dabar laiškeliai tarpusavyje kuždasi apie mimozą, apie mokslo kankinę, žiauriai nuplikytą verdančių vandeniu. O aš kažkur skaičiau, prisimena kai ką ir tėtis, kad augalai mėgsta muziką, net sparčiau auga, kai jį groja. Ką? Nespėja suimti visų naujienų berniukas, tai mano Svogūnas turi ausis? Nebūtinai ausimis girdima, nusijuokė tėtis. Orų sklindančias garso bangas galima pagauti ir kūno paviršiumi. Įdomu, iš karto atidaro grotuvo Vaidotas, kokia muzika labiausiai patiktų mano Svogūnui? Mama su tėčiu susižvelgia. Manyčiau, prabyla mama, kad labiausiai jam patiktų Mocartas, ypač jo kvintetas su fleita. O aš manyčiau, sako tėtis, kad jam daug labiau patiktų miuziklas Žmogus iš Lamanšos. Labai čia reikia Svogūnui tavo operečių, kilsteli balsą mama. Tavo klasika, pasišiaušė tėtis, net ir Svogūnams gali nusibosti. O gal, siūlo Vaidotas, gal jam norėtųsi ABBA? Tebūnie globėjo valia, nusprendžia ir mama, ir tėtis. Netrukus prasideda visas koncertas. Skamba ir Mocartas, ir miuziklas, ir ABBA. Žaliasis klausytojas, kurio garbiai skirta pageidavimų muzika, stovi nustėręs iš susižavėjimo. Jo žalios rankelės iškeltos į viršų, bijo net pakrutėti, kad nenubaidytų puikiųjų garsų. Mama, dar nenutilus muzikai šaukė Vaidotas, tu nepatikėsi, mūsų Svogūnėlis išleido dar vieną laišką. Ir žinai, per kokią plokštelę? Per ABBA. Nagi, vėl susižvelgia mama su tėčiu, ko gero tavo Svogūnas ims augti kaip pasakos pupa, kur lubas praaugo, taip? Ir lubas ir stogą kirsti reikėjo, iki pat dangaus išaugo. Ne, tiek aukštai nereikia, susirūpinęs užverčia galvą berniukas. Tegu tik iki lempos išstypsta ir užteks. O muzika namuose beveik nenutyla ir Svogūnėlis stiebėsi kaip ant mielių. Gal prasiblaivęs dangus, gal muzikos kerai, o gal tikros mielės, kurių slapčia Vaidotas įbėrė į vandenį, o gal visa drauge taip paveikia globotinį, kad žali laiškeliai broleliai tarsi eina lenkčių, kuris kurį pralenks. Jeigu eis taip ir toliau, netrina delnus Vaidotas, tai jis persodins Svogūną į didelį vazoną, o jo žali laiškai taip apskleis visą kambarį, kad čia bus kaip džiunglėse. Po tokių Svogūnų labai pritiktų ropoti dinozaurams, gigantozaurams, pterodaktiliams, juk tokio džiunglių Svogūno dar nebus buvęs niekas išauginęs. Augalų mokslininkai, botanikos profesoriai ateis pažiūrėti Vaidoto augintinio, ims lankytis net moksleivių ekskursijos, ateis ir auklėtoja su visa Vaidoto klase. Svogūno milžino nuotrauką įsidės Mokslas ir gyvenimas, šalia žinoma bus nufotografuotas pats globėjas išeiginiais drabužiais ir su plačiakraštė skrybelė, kurią tėtis atvežė iš šiltųjų kraštų. Stovės kiek užrietęs nosį, kaip nesipuikuoti, išauginus tokį milžiną. O Svogūnas viską matys, girdės ir supras, gal net irgi pasineš į didybę ir tegu bent vienas iš visų Svogūnų būna pašlovintas. Tai berniukui nardant po svajonės, dangų vėl aptraukia pilka marška, prapuola gyvastingi saulės spinduliai. Globotinis visas apsiblausia, nuliūsta ir atrodo net nesiklauso pageidavimų koncerto. Kartu su Svogūnu blausėsi ir mamos kakta. Greičiau praeitų toji žiema, greičiau atšiltų, greičiau sulauktume šviežių daržovių. Tu, Vaidotai, visai išblyškęs, kad tik nesusirgtum be vitaminų. Jei taip nekantraujant,
lyg tyčia atūžė pūga, paskutinis žiemos pasispardymas, kaip sako tėtis. Pūga užpuola Vaidotą einantį iš pamokų, užlipdo akis sniego saujomis, parverčia ant ledo, nuplėšia kepurę, privaro į portfelį snaigių. Berniukas pareina namo visai sužvarbęs, bet jį greit atgaivina karštas sultinys ir gardi daržovių mišrainė. Nors ir apsunkęs nuo sotumo, jis nepamiršta pasemti puodelį vandens, nes jau laikas papildyti nusekusi svogūno ąsotėlį. Tačiau, priėjęs prie palangės, išvysta ją tuščią, apibėga visus kitus langus, ne, globotinio niekur neregėti. Ma, šūkteli į virtuvę Vaidotas, kur mano svogūnas? Tačiau niekas jam neatsako. Ma, ko tu neatsiliepi, įeina į virtuvę berniukas. Klausiu, kur dėjai mano svogūną? Į mišrainę, atsako mama. Ką? Berniukas net susviruoja. Ką? Tai aš suvalgiau? Net apsilaižydamas, primena mama. Kaip apdujęs berniukas išsvirduliuoja iš virtuvės ir vėl metęs žvilgsnį į tuščią, nykią palangę, krinta ant sofos, įsikniaubia veidu į pagalvėlę ir apsipila ašaromis. Jis suvalgė savo gyvą žalią bičiulį, kurį pats augino, kalbino, muziką ir cukrum gaivino. Surijo bičiulį, kuris viską jautė, suprato, kuriam taip skaudėjo po peilio ašmenimis. Tarytum žmogėdra suvalgė savo gyvą draugą, kuris troško augti iki pat lubų, augti ir žaliuoti. Bet jį papjovė kaip viščiuką, paguldė po peiliu visus laiškelius, visus žalius broliukus, į gabalėlius sukapojo. O, papjovė pati mama, kuri čiulbėjo apie svogūnėlio gyvastį ir skausmą, kuri prašė jam groti Mocartą. O svogūnas, jo globotinis, klykė ne savo balsu, šaukė kaip anoji mimozą, bet niekas nesiklausė, o beširdė ranka subėrė žalių laiškų gabalėlius į mišrainę ir pakišo jam, Vaidotui, suvalgyti savo globotinio kūną ir žalią kraują. Ilgai nepaliovė kūkčiojęs berniukas, retkarčiais pakeldamas įraudusias nuo ašarų akis į tuščią palangę ir dar labiau užsikūkčiodamas. Neišgirdo, kai ėjo mama ir prisėdo ant sofos krašto. Vaidotai, paglostė berniuko petį. Išeik, sušuko Vaidotas, tu supjaustai mano draugą, gyvybę jam atėmei ir davei man suvalgyti ir tyčia nieko nesakei. Kokį jį būčiau užauginęs, visą laiką auginęs, tu žiauri. Matai, Vaidotai, rimtai tarė mama, yra toks posakis. Kiekvienai daržoviai savo metas. Svogūnėlis tau daržovė, bet ne man. Man jis draugas, man jis gyvas. Kaip jam skaudėjo, tikriausiai dar verdančių vandenių plikėjai. Juk plikėjai, prisipažink. Įrėmė ašarotas akis berniukas į motiną. Ne, neplikiau. O skausmo jis vis tiek nebūtų išvengęs, atsakė mama. Manai, nebūtų jam skaudėję, kai būtų pradėjęs senti, vysti, gelsti. Nieko amžino nėra, pasensim ir mes. O aš tyčia nesensiu, atrėžė berniukas. Kągi, šyptelėjo mama, būčiau labai laiminga, jei mano sūnus nesentų. Tokia pat laiminga, koks laimingas tavo svogūnėlis. Jis? Laimingas? Net atsisėdo berniukas. O kaip tu manai? Jam labai pasisekė? Jeigu jį būtų suėdusi karvė, jis būtų virtęs karvės dalele. Jei būtų sudorojęs triušis, būtų virtęs triušio dalele. O dabar jis virto tavo dalele ir tavo gyvybę
dabar yra jo gyvybė, o gyvi jo atomai klajoja po tavo atomus ir sako jiems: labą dieną, esame jūsų globotiniai, mums labai malonu iš arčiau susipažinti, būsim kaimynai. O jeigu, plačiai nusišypso mama, tu vieną dieną gausi iš botanikos 5, žinok, tai tavo svogūnėlio nuopelnas. Berniukas neištverė nešyptelėjęs pro ašaras. Tai šit kaip viskas darosi, šit kaip mainosi gyvybė. Jis prieina prie tuščios palangės, žiūri į nuogą medį ir dingojasi jam, kad beveik galėtų su juo susišnekėti paslaptinga ir negirdima žalio pasaulio kalba. Pabaiga.